Sveiki, mėly Veido skaitytojai, dabar jau ir žiūrovai. 13 mūsų savaitraščio numeris, jis ypatingas tuo, kad viduje jūs rasite neploną Velykoms skirtą priedą, tačiau ne vien Velykos yra svarbiausia mūsų šio numerio tema. Ant viršelio jūs pamatysite du simpatiškus vyrus, kurie grūmėsi, jie bando nulaužti vienas kito rankas. Vienas iš jų tai yra Rolandas Valiūnas, Lietuvos investuotojų forumo valdybos pirmininkas, o kitas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovas. Ir štai jie rungiasi dėl pažangos, kas ką nulenks. Kova vyksta dėl vadinamojo socialinio modelio. Tai yra pagrindinė šio numerio tema ir greta manęs rašinio autorė, viena iš rašinio autorių, Aušra Pocienė. Ką reiškia šitie du žmonės, kokioms jėgoms jie atstovauja ir dėl ko vyksta kova? Šiaip iš principo šiandieninė mūsų aktualija iš tiesų yra darbo grupės parengtas socialinis modelis. Ir sakykime, pagrindinis dokumentas to modelio šiuo metu pateiktas visuomeniai ir trišaliai tarybai svarstyti naujasis darbo kodeksas. Ir kaip matome iš tiesų, kaip šita reforma darbo santykių buvo sutikta profsąjungos. Profsąjungiečiai iš tiesų, galima sakyti, su žemėmis sumaišė tiek patį socialinį modelį, tiek naująjį darbo kodeksą arba jo projektą. Pasakė, kad tai galėtų, būti parengtas tik tai Lietuvos priešų. Tas ir iš tiesų labiausiai stebina, nes iš principo darbo grupė, mokslininkai, kurie rengė šitą ganėtinai modernų ir pažangų modelį, jie norėjo iš tiesų visą visuomenę pakviesti diskusijai ir žinoma sprendimams, kadangi Lietuvai iš tiesų nebėra kur traukti. Bet ir prezidentė neliko abejinga šitai kovai, kiek aš. Iš tiesų nustebino šį kartą, iš tiesų prezidentės. Vien nustebimai, siurprizai. O kas tai per siurprizai ir kokios čia kitokios įdomybės jūs sužinosite paskaitę straipsnį apie socialinį modelį. Išbandymas Lietuvai peržengti darbo kodekso Rubikoną, taip vadinasi šis rašinys. Šiame numeryje aš siūlyčiau atkreipti dėmesį dar į kelis rašinius. Vienas iš jų skirtas Rusijos perginklavimo planui. Atsargos majoras Daivis Petraitis. Rusijos kariuomenė tampa vis pavojingesnė. Jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad neseniai šį pasaulį paliko Singapūro tėvų vadinamas Lee Kuan Yew. Jam irgi skirtas vienas iš mūsų savaitraščio rašinių. Taip pat siūlyčiau nepraleisti paskutinio mūsų savaitraščio puslapio, kuriame Gediminas Navaitis, Mykolo Riomerio universiteto profesorius, svarsto apie tikinčiųjų laimę. Linksmų Velykų linki jums mūsų savaitraščio kolektyvas.